Vienas populiariausių automobilių, tarnybinių automobilių Škoda Octavia, turintis tokį grotuvą, gali valdyti MP3 USB adapterį Bluebird, kuris galima jungti SD kortelę, USB raktą arba bet kokį išorinį grotuvą. Šiuo atveju tai yra iPod. Jungtis jungiasi į gamyklinį CD keitiklio lizdą. O štai čia. Ir prašau. Jungus grotuvą. Renginys atsimena, kas buvo įjungta. Ir atpažįsta kaip CD grotuvą. Kaip CD keitiklį. Ir kaip minėjau, galima pajungti MP3 grotuvą, papildomą išorinį. Galima jungti USB raktą arba dėti SD kortelę, kuria įrašyta muzika. Ir mėgautis kelionį. Veiks visi valdymai per gamyklinį takelio permetimas, diskų pasirinkimas. Visą tai veiks nuo gamyklinio valdymo. Jeigu yra valdymas ant vairo, jisai irgi veiks.